Kelnyje. Pirmose tarpusavio rungtynėse reikia tik priminti, penktajame ture Žalgiris iškovojo pergalę 15 taškų skirtumų, iki praėjusios savaitės tai buvo didžiausių skirtumų iškovota žalgiriečių pergalė. Čia Deividas Sirvydis labai gudriai gynyboje ir viską baigė prasiveržimų į kairę pusę ir 2 taškais. Ir labai gražus Andrėja Trinkieri derinys, kurio šiaip jau nematome iš Kauno Žalgirio, čia greitas tritaškis. Galbūt ir logiška lysti iš apačios, bet jau laisvės buvo per daug Rokui. Taip, ir per paskutinės 5 mačus jis yra pataikęs tik 18% tritaškių, tai čia ta Žalgirio rizika, kurią prisijama Andrėja Trinkieri turbūt. Bryantas Dansonas, perdavimas į baudos aikštę, nebėra ir Veinino Gabrielio, kuris pasuko į Atėnų Panatinaikos gretas, nebėra Hasielio Rivero, kuris šiuo metu yra traumuotas, puikiai kovojantį dėl kamuolių puolime šiame sezone turi. Čia gauna bloką Randolfas nuo dėdės, bet kad viskas buvo atlikta puikiai, reikėjo tik pataikyti laisvesniam prie krepšio, bet kapitonas to nepadaro. Tik atkreipsiu dėmesį, kaip lengvai kūrėsi abi komandos metimu. Čia Jokubaitis, Metas Mičelas, jo gynyba prieš Roką Jokubaitį. Levi Randolfas sutraukia gynybą, čia metimais prametė visus 6 tritaškius Kauno Žalgiris. Nors progos yra puikios. Bendrai sudėjus tik 2 taiklus metimai iš 10. Ir taip visiškai kontrastingos rungtynėms toms, kurias matėme Kaune. Na, tiesiog pagrindinės skautingo klaidos iš Kauno Žalgirio gynyboje, o pirmą Žalgirio... Kalbant apie Hordą, kuris tik susimetė baudos metimus, pirmajame mače Andrėja Trinkieri jį tiesiog ignoravo puolime, leido jam mesti tritaškius ir ta rizika, sakykime taip, pasiteisino, rungtynių pradžioje tai suveikė. Lonnie Walkeris čia vedžiojasi. Mušti iš toliau, dabar Lonnie Walkeris gražiai įsiveržė į baudos aikštelę ir Birutis taip pat pelno taškus iš labai trumpo atstumo. Čia metimas iš distancijos, tiesiog 7 sekundės. Birutis labai toli nuo krepšio. Per toli jis buvo ten nuo krepšio ir varžovai greitai apvagė Lauriną. Di Bartolomeo iškiša perdavimą, Rokas Jokubaitis toliau laidai nelygiai. Žalgiris taip prarasdamas kamuolius tiesiog leidžia varžoms bėgti greitai. Birutis čia stabdomas dvigubomis pastangomis. Aišku, jo metimas per kelis varžovus yra netikslus. Francisko perdavimas tiesiai Jokubaičiui į rankas ir Žalgiris visiškai pametęs ritmą ir pametęs galvą. Ir antras toks perdavimas tiesiai Rokui Jokubaičiui į rankas. Na, jis tikrai nebežaidė jau su žalia apranga. O čia Jokubaitis pasko žaisti 1-1, pagalbos iš abiejų pusių ir priverčiami mesti kiti Žalgirio žaidėjai, panašiai ką ir matėme prieš Vilerbano Asvelį. Rankos atsirakintų Silvenui Francisko, jeigu pataikė. Užtvara nugarinė, Hordas kerta į baudos aikštelę, nepristabdo žalgiriečiai jo kirtimo, būtent ir jis pelno 2 lengvus taškus per lengvai. Per lengvai, kol kas Žalgiris leidžia Maccabi rinkti taškus. Ir tokia prasta drausmė rungtynių pradžioje vėliau jau gali turėti labai rimtų pasekmių Kauno Žalgiriui. Visiškai kita Maccabi komanda, ten buvo daug traumų, kiti žaidėjai, kurie dabar jau yra išvykę ir Trevionas Williamsas dar tuo metu žaidė Alboje, čia dar vienas perimtas Maccabi kamuolys. Ir Trevionas Williamsas minus 10 Kauno Žalgiriui. 16-26 Francisko. Po išsikeitimo prieš jį Jonas Di Bartolomeo, iš toli Francisko. Klaidų skaičiumi Žalgiris sugebėjo tas rungtynės pradėti gerai ir nesukti per daug galvos dėl prarastų kamuolių. Čia Romanas Sorkinas, perimtas kamuolys iš jo. Na, reikia kelių gerų iš eilės epizodų. Brazdeikis po krepšiu ir po... Maccabi atsakymas, Alinas Mailagičius keičiasi dengiamais į žalgiriečiai gynyboje. Ten Hordas buvo prieš Sirvydį, bet neleido atlikti jam perdavimo Sirvydis. 4% taiklumų iš tritaškio ir yra antras rezultatyviausias Maccabi žaidėjas šioje atkarpoje. Dar viena klaida, dar kartą visiškai nedengiamas varžovų. Ir po kelionės dabar žaidžia tikrai neužtikrintai. Tamiras Blatas nenubaudžia Kauno Žalgirio, bet čia Jonas Di Bartolomeo išplėšia kamuolį iš žalgiriečių rankų. Na čia dabar susikalba žalgiriečiai, kas kurį žmogų dengia, koks perdavimas ir 2-22. Tamiras Blatas taip pat su komandos draugais įveikė tą tokį ne patį intensyviausią, tačiau Žalgirio pabandymą paspausti varžovus. Blatas, koks gražus driblingas ir tai... Ir atrodo, kad žalgiriečiai bando žaisti Maccabi stiliumi kol kas pirmoje mačo pusėje ir natūralu, kad Maccabi žaisdami savo stilių atrodo geriau. Lonnie Walkeris kartu su Silvenu Francisko. Tolimos distancijos. Vėl po netaiklaus metimo iškart užtvaras Tamirui Blatui, labai arti perimta kamuolio Lonnie Walkeris, bet trūksta tiesiog to fokuso didesnio. Taip, tikrai jis galėjo paimti pirmas tą kamuolį, bet per vėlai pamatė situaciją. Levi Randolfas, jo reidas per Arną Butkevičių, metimas nuo lentos, taškų nėra, bet kadangi... Ir dabar matome Žalgirio tiek Dovydą Gedraitį, tiek Arną Butkevičių vienu metu aikštelėje, kadangi reikia kažką daryti su Tamiru Blatu ir Roku Jokubaičiu. Sorkinas.
Atakuoja iš toli. Stebėdavome jį iš šono, atrodo, kad krepšinis yra lengvas dalykas. Kol kas krepšinis lengvas neatrodo šiandien Kauno Žalgiriui. Per daug galvojimų, tikrai. Levi Randolphas, keitimas į Žalgirio gynyboje. Ne, Dunstonas lieka pagalboje prie Lonnie Walkerio. Rokas Jokubaitis iš toli ir nori toliau bėgti. Jokubaitis po krepšių, čia gelbsti Kauno Žalgirį, netaiklus Blatas iš po krepšio. Bet jau antrą kartą praktiškai identiška situacija. Čia Deividas Sirvydis greitoje atakoje. Turim 14 taškų tarp komandų. Pagaliau prisitaiko ir Sirvydis. Čia dar viena gera gynyba iš Kauno Žalgirio. Sirvydis greitoje atakoje iki galo. 2 taškai ir pražanga. Levi Randolphas. Trevijonas Williamsas. Čia krenta ant parketo žalgirietis Edgaras Ulanovas. Ar tik ne koja, net čiurną pasisuko Edgaras. Labai nemalonus vaizdas. Komandos kapitonas yra išvedamas iš aikštės Deivido Sirvydžio ir Dovydo Gedraičio. Įvedimo arčiau krepšio Trevijonas Williamsas tiesiog pametė Sirvydį iš savo akiračio. Vėl gerą metimą susikūrė žalgiriečiai ir vėl nepavyksta jo pataikyti. Bryantas Dunstonas kaip gynėjas ties perimetru, o čia kamuolys. Ir tą agresyvę gynybą, kibę gynybą reikia bausti. Dažnai Maccabi komanda tik ją imituoja, bet jeigu tu ją taip perdavimais gali sukrapštyti. Deividas Sirvydis, 3 taškai ir pražanga. Situacija dar keliais taškeliais nukirpti iš varžovų. Tamiras Blatas. Pagalba gynyboje, vėl perdavimas į baudos aikštelę. Per lengvai ten keliauja kamuoliai. Didžiuliusas patakinas perdavimas, Butkevičius. Sirvydis greitai išmeta kamuolį, taškų nėra ir dar vienos progos Žalgiris neturi, o čia koks perdavimas Hordui. Olimpiakos lapkričio 14 dieną šioje pačioje salėje. Dabar trūksta vos 3 taškų prieš Kauno Žalgirį. 8 sekundės. Pameta kamuolį Silvenas Francisko. Deividas Sirvydis, dar vienas jo metimas šiame ketvirtyje. Iš toli pataiko Deividas Sirvydis. Silvenas Francisko, Arnas Butkevičius, Brady Menekas ir Bryantas Dunstonas pradeda antrąją rungtynių dalį Žalgirio penkete. Hordas, perdavimas į baudos aikštelę. Slysteli aikštelėje ir praranda kamuolį. Atrodo, lyg instinktyviai tikėtųsi, jog bus pražanga, jos nėra ir tada tiesiog praranda. Rotacijose dirba žalgiriečiai, dabar 2 atakas iš eilės. Francisko pradeda kelionę nuo tritaškio, perdavimas į baudos aikštelę. Walkeris laisvas, tiesiog fatališkai nekrenta visiems Kauno Žalgirio žaidėjams. Ir čia 2 taškai ir pražanga. Rungtynės Milane dar buvo irgi pagal labai prastą scenarijų, -27. Silvenas Francisko pastaruoju metu Eurolygoje atrado receptą, kaip geriau pataikyti iš toli. Levi Randolphas, rankų nenuleidžia Deividas Sirvydis. Hordas prie žemesnį Francisko. Varžovų 2 prieš 2 metu ir pirmąją ataką gerai susigynė, dabar to nepavyksta padaryti. Čia Alenas Mailogič. Žalgirio klaidų rekordas šiame sezone, beje pasiektas rungtynėse su Asvel yra 18. Ir nenuostabu, kad buvo pralaimėta Asvel. Dabar irgi nuotaika kelti Silvenas Francisko. Kiek per lėtai varžovai lenda iš už užtvarų, Francisko tiesiog turi daug erdvės mesti tritaškį, o čia... Ir potencialo dar tikrai yra, kaip ir laiko. Rokas Jokubaitis, trumpo nusileidimo situacija su Trevijonu Williamsu. Šis labai nori taškų ir kadangi padaro klaidą, bet čia 3 žalgiriečiai prieš 1 Trevijoną Williamsą negali nieko padaryti. Imituotas perdavimas, Alenas Mailogičius. Vengia į tokį ramesnį gyvenimą, gerokai per ramų šiose rungtynėse. Trevijonas Williamsas, jo reidas iki galo. Atrodo, serbas turėtų žinoti tą patį judesį praeitoje atakoje. Jis padarė Trevijonui Williamsui, dabar jau jį apgauna tuo pačiu judesiu Williamsas. Butkevičius laisvas, susigundo galimybę ir... 27 tritaškius ir tik 12 dvitaškių. Tai priverčia Maccabi žaisti šiandien Kauno Žalgirį. Žingsnių riba buvo Rokas Jokubaitis, bet kamuolį ir taip praranda varžovai. Lonnie Walkeris iki galo. Žalgiriečiai. Bet dar vienas geras metimas. Mailogičius po atšokimo buvo visiškai laisvas, klaida Maccabi gynyboje, bet ir jos nepavyksta išnaudoti. Levi Randolphas tikrina Deivido Sirvydžio gynybą, kontakto ten buvo nemažai, bet pataiko likusias jėgas, visą likusią energiją sugeneruoti ją į gerą žaidimą ir pradėti gerai. Ketvirtą kėlinį čia Metas Mitchellas su tuo. Maccabi ekipa tęsia savo ataką. Dar 10 sekundžių. Levi Randolphas vėl prieš Deividą Sirvydį. Šiek tiek per daug erdvės buvo palikta Levi Randolphas. Francisko. Perdavimas Dunstonui. Dunstonas nuo lentos. Tvarkingai. Ketvirtasis veterano taškas šiandien. -16.
Ir dabar pavyksta Žalgiriui užpulti prieš tą stepauto gynybą, 2 žmonės prie Francisko. Arnas Butkevičius visiškai laisvas, bet Dunstanas pelno 2 taškus. Kokia nelaimė Kauno Žalgirio šiose rungtynėse. Čia trumpo nusileidimo situacija. Romanas Sorkinas ieško kam atiduoti kamuolį. Jokubaitis atgal Sorkinui. Čia sekundė lieka iki atakos pabaigos. Rokas Jokubaitis. Čia yra ta pati Maccabi komanda, kuri yra laimėjusi vos 1 kartą per paskutinius 10 Eurolygos turų. Žinoma, prisijungia Trevijonas Viljamsas. Čia dar vienas aukštas prieš Dovydą Giedraitį baudos aikštelėje ir dar 2 lengvi šeimininkų taškai. Walkeris dabar jau renkasi artimesnės ir ją realizuoja. Ir tai nutinka pirmą kartą šios dienos rungtynėse, kai iš žaidimo pats susikūręs progą pataiko metimą. Vėl Žalgirio problemos. Koks perdavimas iš Trevijono Viljamso, kalbėjom apie tą. Ir Maccabi buvo prašiausiai besiginanti komanda, tai šiandien atrodo susikeitė rolėmis. Čia perimtas kamuolys iš Kauno Žalgirio, Deividas Sirvydis greitoje atakoje prieš Roką Jokubaitį. Rokas Jokubaitis apsigina, dar labai patenkintas, taisosi nusmukusi sportbatį. Ką čia išdarinėja Trevijonas Viljamsas. Naudingumo balai. Romanas Sorkinas 20 naudingumo balų. Lonnie Walkeris, geras perdavimas. Visiškai be emocijų būtume tiesiog apie jį kalbėję. Lonnie Walkeris. Metas Mitchellas. Prieš Trevijoną Viljamsą Metas Mitchellas, kurį pakeitė Jonas Di Bartolomeo. Šiandien Rokas nuostabus. 18 jo taškų, 8 taiklus metimai iš 12 žaidimo, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 4 perimti kamuoliai. Tai yra žmogus, kuris nuo 10 iki 16 turo Eurolygoje vidutiniškai po 3-4 metimus per rungtynes pataikydavo. Koks perdavimas iš Trevijono Viljamso sukuria visą šitą situaciją Ratio Farm komandoje. Taip ir buvo vienas ryškiausių Europos taurės turnyro aukštaūgių žaidėjų. Metas Mitchellas. Lonnie Walkeris, jo 10 tritaškis šiandien, taškelių savo statistikoje. Na ir labai gaila būtų prisiminti šias rungtynės sezono pabaigoje, jeigu Žalgiriui trūks 1 pergalės. Pavyzdžiui, į to lygio komandą, lyg prie Olimpiakos, Atėnų Panathinaikos, norėdami dar daugiau pergalių, bet kitas faktas yra, jog antrajame rate bus dar sunkiau ir pakartoti 10 pergalių rezultatą per vieną. 95-78, taigi atsirevanšuoja Tel Avivo Maccabi ekipa Kauno Žalgiriui ir iškovoja pergalę netgi didesnių skirtumų nei patyrė pralaimėjimą dvikovoje Kaune.